Vilniaus apygardos teisme priimtas nuosprendis 4 metus besitęsiusioje byloje. Atsakovai, tarp kurių ir Artūras Orlauskas, UAB Init ir kitos įmonės iš viso turės atlyginti apie 116 tūkstančių eurų žalą. Tačiau žmonių palaikymas vis didėja. Giedra Gorienė savo Facebook paskyroje rašo, kad mielieji, vakar, tiksliau jau šiandien užmigau, nežinau kelintą valandą, jau švito su telefonu rankose, atsakinėdama į jūsų palaikymo žinutes. Atsiprašau, jei kam neatsakiau, nes tiesiog fiziškai jau neįstengiau. Ačiū Jums be galo, be krašto. Skaitydama jūsų palinkėjimus pagalvojau, kad kai viskas baigsis, būtų galima išleisti jūsų padėkų ir palinkėjimų knygą, kad visas pasaulis pamatytų, kad apie lietuvius kūriamas įvaizdis melagingas, kad tikrasis lietuvis tai jautrus, šviesus, empatiškas, Dievą, teisingumą, Lietuvą su jos istorija, kultūra, tradicijomis, vertybėmis mylintis pilietis. Ir tokių ne vienas, tūkstančių jūsų parama rodo, kad jūsų jūra. Aš labai atsiprašau, bet esu pensininkė, pensija labai nedidelė, tai pervedžiau tik 2 eurus. Negaliu likti nuo šalyje, kai vyksta toks neteisingumas. Pribloškė pensininkė žinutė ir ji tokia ne vienintelė. Ačiū Jums. O tai, kad dauguma paramos po 2-3 eurus rodo, kad mūsų, kurių kraujo grupė Lietuva, tūkstančiai. Ačiū visiems, kurie padedate, remiate ir dar remsite, kova tik prasideda. Džiugi žinia, jau yra advokatai, kurie pradeda ruošti skundą kasaciniam teismui. Taip, kad ačiū ir pirmin, apkabinu jūsų Giedrę. O Artūras Orlauskas praneša, kad neapsakoma padėka visiems remiantiems visų mūsų vardu. Jau surinkta daugiau nei 46 tūkstančių eurų jūsų paramos teismams sutapinų. Jūsų palaikymas milžiniškas, jūsų parama nereali ir tai suteikia mums visiems stiprybės nepasiduoti ir kovoti su kagabistiniais palikuonėmis toliau. Režimas sutriko, režimas nesitikėjo tokio triukšmo, tokių žmonių susivienijimo. Teisėjos išsigandusios suprato padariusios milžinišką gyvenimo klaidą, režimas desperacijai. Tad tikrai džiugu matyti, kaip žmonės padeda laisvam žodžiui Lietuvoje ir tiems žmonėms, kurie jį skleidžia.